Žmogaus kalba sutampa su visų žmogaus gyvenamu pasauliu. Žodžiu, kaip mes kalbam, toks yra mūsų pasaulis. Kaip sakydavo, viskas yra per kalbos prizmę. Tai klausimas man iškilo tada jau senokai, net Kantas buvo paklausęs, o jeigu filosofija būtų rašoma lietuvių kalba, kokia ji būtų. Aišku, jis nerašė to, bet jis tokią nuomonę pasigavo, kad visgi vakarų filosofija, pavyzdžiui, rašoma graikiškai, vokiškai, prancūziškai, gal angliškai, tas mažiau. Tai jeigu jų kalbos yra filosofiškos, nes jie skaito, vokiečiai skaito, kad tik vokiečių kalba yra filosofiška, ne Heideggeris paimkim. Tai man iškyla toks irgi klausimas. Gerai, jeigu mes tada priimam tą hipotezę, kad kalba yra žmogaus pasaulis, tai koks pasaulis būtų, jeigu mes kalbėtume grinai lietuviškai, ne? Tai jau net tas žodis pasaulis po saulę yra gan konkretus dalykas. Ant žemės, mes po saulę ir ant žemės, tarp dviejų motinėlių, saulutė ir žemyna, ne? Tai jau yra konkretus dalykai. Tai tada tas klausimas iškilo, ir jeigu mes tuos žodžius susektume tiesiogiai, be jokių tenai, kaip sakant, teorijų, koks būtų pasaulis mūsų. Ir minėjot žemdirbystę ir taip toliau. Tai kiek aš skaičiau tenai, kiek mūsų kalbą gyrė ne lietuviai, bet gyrė svetimšaliai. Ne dėl to, kad yra seniausia ir labai gili ir taip toliau, bet dėl to, kad ji yra filosofiškai kitokia. Ką tas reiškia? Kada filosofai analizuoja kalbą, tai jie analizuoja kaip intencinę. Mes kalbam apie ką nors, ne? Mes kalbam apie medį, ar apie saulę, ar apie, bet ką. Ir tas yra toks nuotolis, ne? Kalba apie ką, tada mes nutarėm, ar tie žodžiai tinka, ne, tam daiktui. Bet pasirodo, kad lietuvių kalba yra filosofiška tuo atveju, kad ji nekalba apie ką nors, ji tiesiog kalba tą daiktą. Kaip sakant, mes nedainuojam apie bitutę, mes dainuojam bitutę. Mes nekalbam apie saulę, mes kalbam saulės kalba. Palankiai saulutė tekėjo. Ten jauna mergelė linelius ravėjo, ne? Saulutė pati teka. Ir sudaro taką. Kiekvieną rytą saulutė rytasi, teka ir padaro mūsų takus. Atveria mūsų savo grakščioj šviesoj žmogaus takus, kur mes einam savo takais. Mes turime ir dainuose, ir himne takai dorybės. Mes žinom savo takus tiesiog, kur mes einam. Mes nekalbam apie takus, kur jie yra. Mūsų kalba yra tie takai, kuriais mes einam. Ir mes suprantam tuose takuose, kaip viskas atrodo ir kaip viskas pasirodo. Pavasaris, ne? Taigi mūsų mėnesiai yra mėnesiai gyvūnų. Kovas, balandis, gegužis, birželis, medis, ne? Liepa ir taip toliau. Tai mūsų kalba yra grinai pasauliška. Ne apie pasaulį, bet kaip jeigu aš kalbėčiau kaip zen vardu, tai per mūsų kalbą pasaulis kalba. Mes nekalbam apie pasaulį. Pasaulis kalba per mūsų kalbą tiesiog. Ir todėl mūsų patirtis pasaulio yra tokia, kaip sakant, grakšti.
nes pasaulis yra labai grakštus, margas, spalvingas, džiaugsmingas ir taip toliau. Tai ir mūsų kalba yra tokia pat. Ne? Tai mes, kaimynas, tai kaimynas, kas yra kaimynas? Va, kaime gyvena. Dabar, mergaitė išteka, kaip srovė išteka į savo tikrus takus, kurį taip iš mergaitės patampa moteris, išeina į viešnes, į viešumą, patampa viešumoje, visiems matoma, regima, jau reiškia suaugusi, jau eina į moterystės takus, viešai visi supranta, kas yra moteris, mama, mamytė ar mamulytė, ir 60 variantų mes turime, ne? Tai sakau, ta kalba yra tuo filosofiška, kad ji mums duoda pasaulio prieėjimą be jokio nuotolio. Ir kaip tas Paine, toksai buvo amerikietis kalbininkas, tai jisai labai žavėjosi lietuvių kalba ir net parašė, sako, ant lietuvių kalbos dar mirga pasaulio rytmečio rasa. Ant mūsų kalbos. Tokia grakšti, mirganti, žavinga, žaisminga ir poetiška. Ne poetiška, kad mes kaip poetai, bet mes pagaunam per savo kalbą pasaulio poetiškumą, pačio pasaulio savikūrybą. Ne? Tai eina per mūsų kalbą tiesiog. Net tas pats Gėtė ar Hederis sakė, po kiekvienu šiaudiniu stogu gyvena poetai Lietuvoje. Tai sakau, tas kluos man yra svarbus ir jeigu mes mokintume lietuvių kalbą, tai reikėtų išmokti ją taip tiesiogiai, kad pasaulis pats pasirodytų ir vaikai suprastų pasaulį per mūsų kalbą daug tiksliau, daug grakščiau, daug įdomiau, nes pasaulis labai įvairus negu per kitas kalbas.